Labiausiai tai užplūsta toks tarsi užbaigtumo jausmas, kad jau kaip ir daug laiko praleidus Lipse, tai jau kaip ir galima pailginti ir šitą kadenciją. Ir dar šiek tiek, kad galima buvo padaryti daugiau tokių du jausmų. Pagrindinė atsakomybė tai yra užtikrinti, kad būtų laikomas įstatų ir kad prezidiumas liktų atskaitingas nariams. Tai kad jeigu kažkur nusigrebavo, tai kad sugrįžtų link įstatų. Labiausiai norėčiau būti gyvai atlikta arba retro, arba džiazo, arba bliuzo daina, kažkokio tokio stiliaus, kurias gyvai dainuoja kavinėse. Tokia daina. Pagrindinis iššūkis yra gebėti kelti savo tikslus, nes tarkime, jeigu dauguma Lipse filialų, prezidiumo narių panašiai, jie kaip ir turi kažkokias gairias, ką veikia per metus. Tai revizijos komisija, ji neturi tokių tikslų, o turi tikslą tik tai metų gale. Tai toks iššūkis yra kaip ir dirbti per visus metus savo iniciatyvą, ko gero. Šiaip sunku išsirinkti tarp dviejų žmonių. Tai vienas būtų Nyčė, kitas būtų Nikola Tesla. Tai kažkuris vienas iš tų dviejų. Palinkėčiau įsijautimo ir įlindimo į to eilinio Lipse nario batus, kuris nebūtinai kažkur veikia kažką komandoje, nebūtinai kažkur kažką važiuoja, bet tiesiog eilinis narys ir dėl ko jis čia turi būti. Tai palinkėčiau įsijautimo joje.